Čia laida Investicija ir aš jos vedėja Jekaterina Govina. Lietuvoje šiuo metu veikia per 1000 startuolių. Vienaragių asociacijos duomenimis, per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje veikiantys startuoliai sumokėjo 200 milijonų eurų mokesčių. Taip pat trečdaliu ūgtelėjo verslo angelų investicijos į pradedančias įmonės. Verslo angelai dažniausiai investavo į įmonės veikiančias finansų, dirbtinio intelekto, dvigubos paskirties bei gynybos srityse. Ar 1 euras investuotas į startuolius gali atnešti 3 eurus grąžos? Kalbame su Lietuvos verslo angelų tinklo Leadban vadove Roberta Rudokiene ir investuotojų tinklo NGL Ventures vadovu Justinu Pašiu. Sveiki. Labas. Egzotiška tema šiandien kalbamės. Gal pradėkim nuo to, kad apskritai, kam tie startuoliai reikalingi. Šiek tiek paminėjau, kad sumokėjo 200 milijonų mokesčių, ar čia daug, ar mažai valstybės mastu. Tai kam naudingi startuoliai Lietuvos ekonomikai? Apart to, kad moka mokesčius ir turim jau trečiojo ketvirčio duomenis, tai virš 300 milijonų eurų sumokėta ir lyginant su pernai metais toks nuolatinis augimas, vis daugiau mokesčių sumokama, berods 12% paaugo lyginant su pernai metų 3 ketvirčiais. Vis daugiau talentų dirba startuoliuose, tai šiuo metu apie 18 700 darbuotojų. Vidutinis atlyginimas, kurį moka startuoliai, irgi yra aukštesnis negu ICT sektoriaus, tai čia apie tokius vidinius ekonominius dalykus kalbant. Iš kitos pusės startuoliai tampa tokiom įmonėm kaip Vienaragiai, ne? Čia Vienaragis, čia įmonė, kurios vertė yra $1 milijardas. Šiuo metu Lietuvoje turime 3 Vienaragius, Vinted, Nord Security, Baltic Classifieds Group, tai... Kuri valdo Aruodas LT. Taip. Tai šios įmonės tikrai garsina Lietuvos verslą pasaulyje. Mūsų startuolių ekosistema pakankamai žinoma Europoje ir matoma ir, tokį inovatyvios šalies įvaizdį padeda kurti, ne? Ir taip pat matom, kad iš kokių mažų įmonių startuolių išauga globalūs didžiuliai verslai. Ir taip pat startuoliai pritraukia reikšmingas investicijas. Tarkim, šiais metais jau 80 keli milijonai eurų yra Lietuvos startuolių pritrauktos investicijos pačiais geriausiais 2021 metais. Lietuvos startuoliai pritraukė apie 430 milijonų eurų. Tai yra iš principo įmonės, kurios turi labai aukštą augimo potencialą, į kurias investavus dabar po 5 metų gali tikėtis labai daug grąžos. Vienas iš būdų investuoti į startuolius yra verslo angelo forma. Justinai, kas yra tas verslo angelas, kaip juo tapti ir kiek reikia turėti milijonų, kad pradėti investuoti kaip verslo angelas? Žmogus, kuris turi ryškiai per daug pinigų, čia pajuokausim pradžiai. Dar norėčiau papildyti, kad startuoliai Lietuvoje, IRT sektorius visos apie 5% BVP generuoja. Čia nėra, tai čia nėra žaidimai, čia nėra, kad čia susirinkę hipsteriai kažką kūrė. Jie generuoja realią naudą Lietuvos ekonomikai ir planuojama, kad iki 2030 metų bus netoli 20%. Neseniai buvo 1%, neseniai dar prieš porą metų buvo 2%, dabar jau 5%, greitai bus netoli 20%, kaip dabar yra Izraelė. Ir tada tie, kas dar nėra susidūrę su startuoliais, tai juos vis labiau girdės ir pamatys, kaip jų vaikai, galbūt vyras ar žmona įsidarbina startuoliuose, nes ten yra geresnės galimybės ir moka geresnės algas ir taip toliau. O tie angelai yra tie, kurie investuoja į šitus startuolius ir jie mato potencialą. Pagrindinės tikriausiai motyvacijos, kodėl žmonės iš viso investuoja į startuolius, tai yra finansinė grąža, bet nėra tokia vienintelė motyvacija. Tai yra žmonės, kurie nori kažkiek užsidirbti investuodami į startuolius, bet ir juos paremti, nori išnaudoti savo networką, žinias, nori būti patriotais, labai dažnai investuojama į savo šalies startuolius. Tai daug tokių motyvacijų yra, o investuoti galima ir mažesnės sumas ir didesnės, priklausomai kokį startuolį nori investuoti. Tai mažiausia suma, apie kokias sumas mes kalbame? Jeigu mes kalbėsim visiškai, nes yra skirtingi instrumentai, tu gali, pavyzdžiui, investuoti tiesiogiai, nusipirkti akcijų startuolio, tai bus ženkliai didesnė suma, startuolis priims 50 000 kartais, 100 000 į tą akcininkų lentelę, bet yra kita pusė, tai pavyzdžiui crowdfundingo platformos, kur kartais ten ir nuo kelių šimtų
dolerių gali priimti tave investuoti. Tai priklausomai nuo instrumento. Aš sakyčiau, keli būdai investuoti į startuolius ir kiekvienas asmuo gali pasirinkti. Galima investuoti į rizikos kapitalo fondą, tada tikrai didesnė suma reikalinga, ilgesniam laikotarpiu pinigai įšaldomi, bet tu atiduodi visus sprendimus fondo valdytojams. Jie išsirenka startuolius, vertina, bendrauja. Tiesiog atiduodi pinigus ir nedalyvauja sprendimų priėmime. Kitas būdas, Justino minėtas, tiesiogiai startuolį, vėlgi suma šiek tiek didesnė, ne visada gal startuoliai pageidauja. Trečias būdas, angelai būrėsi į grupę ir visi kartu investuoja kaip sindikatas. Ir čia tikrai turim galimybę su gerokai mažesnėmis sumomis. Konkrečiai, nes kalbame. Labai konkrečiai, pavyzdžiui, Justinas gal pasakys iš savo pusės, mūsų asociacija, kadangi mūsų pagrindinis tikslas skatinti investavimą į startuolius Lietuvoje, mes organizuojam vadinamas Angel School mokyklas, kadangi visgi tai yra labai specifinė sritis ir reikia paaiškinti. Taip, daug dalykų, taip, daug niuansų, kaip įvertinti tą startuolį, ko tikėtis, kiek laukti. Angelų mokyklos metu mes atliekam tą pirmą investiciją ir suma yra 2500–3000 eurų, su kuriais tu gali jau atlikti tikrą investiciją. Taip, Justinas paminėjo sutelktinę finansavimo platformas, per kurias galima investuoti, ir nuo $100 ar eurų, bet tos platformos, jau lietuviškų platformų mes neturim, tai galima investuoti per Jungtinės karalystės arba kitokias platformas. Roberta, kodėl populiarėjo verslo, tas buvimas verslo angelo? Aiškinat. Aš manau, kaip Justinas ir minėjo, tiesiog mes vis daugiau girdim apie tos startuolius, jie vis labiau matoma, turime ir sėkmės atvejų, kai Litvan nariai irgi verslo angelai jau uždirbo ir 34 kartus pasididino savo investiciją. Ir tie sėkmės atvejai skatina vis daugiau žmonių domėtis, nes čia tokia galimybė. Aišku, tai yra ilgalaikė ir ganėtinai rizikinga investicija ir mes niekas to neslėpiam ir visą laiką irgi edukuojam žmonės, kad tai tikrai yra rizikinga ir tu gali pralošti, bet gali ir labai uždirbti. Tai aš manau, tai vienas tas galimybė labai gerai uždirbti. O kitas, ką Justinas minėjo, tikrai daug verslo angelų yra žmonės jau padarę savo verslus ar užėmę aukštas pareigas kažkokiose įmonėse, sukaupę kapitalą ir žinias. Tai verslo angelų pinigai labai dažnai vadinami smart money, neprotingi pinigai, nes tie žmonės duoda ne tik pinigus dažnu atveju, bet ir ryšius, patirtį savo, padeda tam startuoliui vystyti verslą. Ir, tai sėkmės istorijos prisideda, bet labai prisideda ir šiaip turtingėjanti visuomenė, auganti ekonomika. Tai normalu, kad žmonės ieško alternatyvų, kur investuoti. Finansinis išprusimas. Kiek tu gali investuoti tą nekilnojamą turtą? Nusipirkai vieną butą, antrą, ten išnuomavai, trečią, žiūri, ten galbūt jau kalba apie mokesčių kažkokias reformas, tenai reikės mokėti daugiau už tos butus, tai o kažką gal linksmesnio galima investuoti. Tai tada investuoji galbūt į fondą nekilnojamo turto, čia tokia pirma egzotika prasideda žmogui. Tada galbūt į kažkokią akcijų biržą pradedi investuoti. Kažkuo momentu galbūt į kriptovaliutas, galbūt į startuolį susimeti. Tai yra, dažniausiai tu neieškai tokio linksmybių investicijose, ieškai grąžos, bet su startuolio investicijom žmonės taip pat ieško ir to kažkokio tai prasmės, linksmumo, jie nori susitikti su tais founderiais, pamatyti, kaip jiems sekasi, jiems ten labai sunku, tu su jais pakalbi, paguodi, užjauti, ne tik ten pinigais prisidedi, tai toksai prasminis. Bet yra labai įdomu, kokių idėjų išgirsti, ką žmonės vysto, tai yra vis tiek keičiantis įprastas normas, sprendimai, inovacijos, tikrai yra labai įdomu. Panaudoji savo verslą vėliau tai, ką pamatai. Taip, atsiranda partnerystės, prasmingas. Ambicija atsineši, nes tu savo versle galbūt planuoji augimą, tarkim, sėdi valdyboje ir kažką ten dėliojatės 5% kitais metais. Bus geri metai, atsidarys nauja rinka ir 5% mes paaugsim, o kai tu kalbėsi su startuoliais, jie 3 kartus planuoja augti, kiti 5 kartus planuoja augti. Kartais pavyksta, kartais nepavyksta, bet tai yra standartas. Tai yra tai, ko iš tavęs tikisi investuotojai. Ir sėkmingi startuoliai tą daro.
galim pakalbėti apie nesėkmingus. Pakalbėkim dar visgi apie tą finansinę grąžą, kuri yra vis vien pagrindinis investavimo tikslas. Roberta, paminėjot, viena investicija verslo angelams sugeneravo 34 kartus daugiau, ne, negu jie investavo. Reiškia, jeigu... Porą metų, ne? Čia visiškai neklasikinis, taip, išimtinis, bet tokių būna. Mes kasmet apklausam savo narius, irgi, kad pasimatuoti pulsą jaustą, ne, kiek jie investavo, ar turėjo sėkmingų exitų, nežinau, kaip čia grąžos iš investicijų, kiek turėjo nesėkmingų, tarkim, atvejų. Tai pernai metais 10 mūsų narių pasakė, kad jie turėjo 13 sėkmingų išėjimų iš startuolio, ne, vienas iš jų daugiau negu 10 kartų uždirbo, vienas tarp 5-10 kartų, na, kiti ten 2-3 kartus. O kiek tų nesėkmingų lyginant su sėkmingam? Nu, ta nesėkmė taip greit neištinka, ten dar būna tas laikotarpis, kai tu tikėsi, vėlgi startuolio gyvenimas yra linksmieji kalnelėje, ne? Tas pats Vinted visada pabrėžia, kad buvo laikai, kai atrodė, kad jau viskas. Tai priklauso nuo investuotojų, ar tu jau nurašai, ar tu dar matai potencialą, ar patys startuolio kūrėjai dar kabinasi ir tikrai turim tokių, kadangi šiaip startuolių kūrėjai viską turi daryti greitai, reaguoti į rinką, ne, tai jie tikrai sugeba pakeisti kažką modelį, apmokestinimo, verslo modelį ir išvažiuoti. Tai tas nurašymas taip kartais sunku suskaičiuoti. O yra apskritai kažkokie tyrimai, kiek per metus galima sugeneruoti metinės grąžos investuojant į startuolius, arba kaip verslo angelas, arba per rizikos kapitalo fondus, kokios maždaug grąžos galima tikėtis? Aš turiu papasakoti apie tas vidutinės grąžas. Tai jeigu Amerikoje šiek tiek yra ilgesnė istorija, visi fondų, šitų rizikos kapitalo fondų investavimo startuolius, tai dauguma studijų tenai yra atlikta, bet turime ir iš Europos irgi skaičių. Tai jeigu tu investuoji į vidutinį, net ne vidutinį, median venture capital fondą, rizikos kapitalo fondą, tai jo grąža yra apie 12% metinių, taip, annualized, kiekvienais metais po 12%, kai tau sugrąžina pinigus po, tarkim, 10 metų ciklo. Kiekvienais metais po 12%. Tai investavai, tarkim, šiais metais į startuolį ir po 5 metų pavyko sėkmingai parduoti, tai per metus, jeigu išskaidyti... Bet aš dabar apie tą visą fondą. Taip, aš suprantu, aš taip paprastinant. Ir tai yra 12%, nėra labai daug, tai yra kaip koks S&P 500 indeksas, žodžiu. Įmeti indeksą listinguotą akcijų krepšelį ir jisai panašiai tiek generavo su mažesnė biškai grąža. Tai jeigu taip žiūrėt visiškai tokį medianinį fondą, bet tas viršutinis ketvirtis, top quartile vadinamas visi fondų, tai jis generuoja apie 25-30% to metinės grąžos IRR. Tai reiškia, kad jisai jau smarkiai, aš duodu daug angliškų žodžių, bet žinok, jau pasidaviau, tai bitina indeksą kelis kartus, tai todėl yra didžiulė konkurencija suinvestuoti į geriausius fondus, kaip ir yra didžiulė konkurencija suinvestuoti į geriausius startuolius. Ir jeigu tu lyginsi tų fondų performance su angelais, tai jeigu tu investuoji kaip vienas angelas, vienas išsirinkai, vienas priėmė sprendimą investuoti, vienas prižiūrėjai tą startupą, tai tavo ta grąža yra 2%. Tai tragiška situacija, jeigu tu investavai kartu su kitais angelais, yra apie 25-3% metinių, jeigu tu investavai vienas, bet turi bent 15 startuolių portfelį, yra apie 25-30% metinė grąža. Jeigu tu bent kažkiek supranti, ką tu darai ir tu pasidarai tam tikrą portfelį startupų, tai diversifikuoji. Tai yra auksinė taisyklė investuotojų diversifikacija, ne? Tas būdas, kad investuoji keletą startuolių, tai tikrai gali labai... Dažniausiai pasikartojanti klaida, investavime į startuolius, ką aš matau, ateina žmogus, investuoja į vieną startupą, kokį ten 50 000, į antrą investuoja 70 000 ir daugiau nebeinvestuoja. Ir praeina 3, 4, 5 metai ir tada jie būtų tie startupai užsilenkia ir tavo grąža yra 0. Čia yra didžiausia klaida, ką galima padaryti. Tai kai mes kalbam su žmonėms naujais, kurie ateina, sakom, investuok tokią sumą į šitą startupą, kiek kad galėtum padaryti bent 10, pavyzdžiui, investicijų per kitus 3, 4, 5 metus. Nusimatyk, kad reikės portfelį. Jeigu tu neplanuoji turėti portfelio, geriau neinvestuok arba tada taip ir
taip ir traktuok, kad čia yra kažkoks loterijos, toksai jo parama founderiams, nes tau jie patinka ir labai svarbu investuoti tiek, kad galėtum ramiai naktį miegoti. Nes statistika sako, kad reikia investuoti 10 startuolių, tikintis, kad vienas iš jų iššaus, ne? Bet kalbant su verslo angelais, tai tikrai tas skaičius yra didesnis. Jie sako, šiaip galbūt 15 reikėtų, ne, turėti portfelį. Tipinis visi fondas investuoja į maždaug 30. Visi tai yra rizikos kapitalo fondas, kuris iš principo atlieka irgi investavimą į startuolius, tiesiog surinka pinigus iš investuotojų ir investuoja į startuolius. Taip. Tai jisai planuoja apie 30 investicijų. Ir planuoja, kad iš tų 30 investicijų atliktų vienas atpirks visą fondą kelis kartus. Tai reiškia, bus ten 60 graža, 90 kartų graža. Kiti gali užsilenkti, jie neužsilenks visi, bet jie tokie gali merdėti, kai kurie ten pagražins 5x, bet tada bus tas vienas, kuris atpirks kelis kartus visą fondą. Ir čia yra visas žaidimas, ar tu gali tai padaryti ar ne. Jeigu tu to nepadarysi, tai kito fondo tu jau nebesurinksi. O Roberta, valstybė turi paskatos formas, tai yra investuoja kartu su verslo angelais, gal galit papasakoti apie tai? Taip, turim labai patrauklę schemą, kurią Lietuva išsiskiria, gal ir visoje Europoje, sakyčiau, ir tikrai su mumis konsultuojasi ir tą modelį žiūri ir Estai, ir Latvija nagrinėja. Tai yra ILTE, buvusios Invegos, Nacionalinio plėtros banko, kaip čia valdomas Coinvest Capital fondas, kuris būtent ir buvo įsteigtas, kad skatinti privačių asmenų investavimą į startuolius, na ir rizikos kapitalo investavimą į startuolius. Ir paprastai labai kalbant, ne, tai jie investuoja kartu su verslo angelais. Ir kaip čia paprastai irgi pasakyti, kad sėkmės atveju fondas pasiema, investuot gali 50% iki 70% priklausomai nuo įvairių aplinkybių tokią pat sumą, kaip verslo angelai atneša, ir sėkmės atveju jie pasiema tik 4-8% savo, visą kitą išdalinam angelams. Tai yra metinių. Taip. Tai jie susigrąžina savo sumą, taip pat pasiema 4% metinių palūkanų, o visas perviršis lieka angelams pasidalinti. Tai rods 6, kiek žinau. 6. Dabar jau nuo 4 iki 8 jie keičia. Tai yra, kad tai yra mažas skaičius. Taip. Jeigu investavo pusę to raundo ir atiduoda visą tą viršpelnį angelams, tai yra 2x. Dauginasi tavo graža, jeigu startuolis paaugo 10 kartų, jų akcijos kaina, tai tau beveik iš 2x pasidaugina. Tai yra labai didžiulė paskata ir mes unikalūs esame visoje Europoje ir čia toks kaip deimantas rodomas tarptautinėse konferencijose, renginiuose, kad jūs galbūt irgi norėtumėt tokį pristaikyti savo šalyse, kiti negali patikėti, kad mes Lietuvoje turim tokį dalyką, kaip jūs čia tokį prastumėt reikalą. Tai čia, įdomu, aišku, šito labai didžiuojamės, tai turim paskui ir ILTE ne tik skatina angelų investicijas, bet jie iš tiesų investuoja į tos rizikos kapitalo fondus kaip LP, tai žodžiu kaip investuotojas, suteikia kokius 7, 8, 90% viso to fondo. Tai yra neįtikėtina irgi. Ir mano minėtas sėkmės atvejis, tas didysis mūsų ekosistemos, tai buvo būtent su Coinvest Capital angelai investavo, ir jeigu jie būtų investavę be Coinvest Capital fondo, būtų uždirbę 9 kartus, o su fondu, kai vyko tas pelno dalybos, jie uždirbo 34 kartus. Gerai, pakalbėkim apie tas nesėkmes. Ir Lietuvoje buvo keletas atvejų pastaruoju metu, kai tokie startuoliai, jie iš tikrųjų paaiškėjo, kad galbūt ir kažkokie negeri dalykai vyko. Tai kokią kontrolę apskritai verslo angelai turi to startuolio veikloje? Ar turi apskritai? Ar kontroliuojat, kur pinigus leidžia, kaip sekasi tą veiklą vykdyti? Taip, iš tikrųjų yra daugybė galimybių ir dažnai prieš atliekant investiciją verslo angelai su startuolio kūrėjais susitarė, kiek, koks ir kaip dažnai bus tas kontrolės vaidmuo atliekamas. Aišku, angelas, žmogus investuodamas irgi gali pasirinkti, kiek jisai dažnai norės gauti informaciją, ar jis labai aktyviai ten eis į valdybas startuolio ar ne. Bet čia yra ir kita pusė, kad per daug neužspausto startuolio ir leisti jam vystyti savo verslą ir augti. Tai kad kontrolės nebūtų per daug, bet tu jaustum, kas vyksta.
Lietuvoje šiaip mes mėgstam labai kontroliuoti viską, taip labai griežtai, jeigu lygintumėm su Amerika, tai pas mus galbūt tipinė investavimo ir akcininkų sutartis yra apie 100 lapų, Amerikai galbūt 10 lapų. Tai mes vat, taip ir bandom sukontroliuoti, aišku, nesam Prancūzija ar Vokietija, tai ačiū Dievui, kad kažkur esam vat, ne visai dar išprotėję, bet labai daug visko yra apsirašoma investavimo sutartyje, akcininkų sutartyje. Yra toks vadinimas Reserve Matters, ką ten startuolio founderiai gali priimti kokius sprendimus, ką jie turi pasitvirtinti su savo investuotojais, akcininkais. Yra kartais kuriama valdyba, valdybos metu yra kai kurie dalykai tvirtinami. Tai yra įvairių būdų, kaip prižiūrėti tą startuolį, bet sakau, mes esame labiau linkę Lietuvoje į per daug prižiūrėti dažniausiai, tai čia net nėra ta problema. Vienas kitas prasprūsta ir jisai tada labai plačiai nueina tas atvejis, kur galbūt buvo per mažai kontrolės, bet taip plačiai žiūrint, mes šitos problemos neturim. Mes kaip tik per daug jos bandom sukontroliuoti, jie turi nuolat raportuoti, siuntinėti ataskaitas ir jie tenai inkščia, jiems labai skauda, jie sako, aš turiu dirbti, auginti verslą, jūs man trukdo, čia sėdžiu prie Excelio ir raportuoju jums ten kiekvieną mėnesį, tai mes labiau turim tą situaciją. Na, tikriausiai dėl to, kad labai nuskamba plačiai tos istorijos ir tada... Yra finansinės ataskaitos, yra raportai, yra auditai, tai yra pilna, mes esam tikrai prigalvoję daug viskų būdų, kaip sukontroliuoti tą startuolį. Nors bankrotas tai yra tikriausiai tokia, natūrali, tokia baigtis startuolio verslo. Tabu tema, niekas nekalba Lietuvoje apie bankrotus, čia negalima bankrutuoti. Taip, pas mus yra tokia stigma bankroto atveju. Šiek tiek dar apie tą likvidumą, ne? Tai galimybės, jeigu investuoji į startuolį, tai tikriausiai turi nusiteikti kažkiek metų, tai bet klausimas, kiek metų reikia laukti, kol grįžta investicija, nes lyginant, tarkim, su investavimu į biržinės bendrovės, į akcijas, tai tu bet kada nusprendęs, kad tau reikia pinigų, tu gali nueiti ir parduoti kažkam. Tai bet koks yra tas laikotarpis, kada grįžta, jeigu grįžta, aišku, pinigai ir tas prieaugis? Mes investuodami... Kiek aš teoriškai sakoma, bent 10 metų reikia nusiteikti, ne? Jo, tai tas likvidumas toks tikrai netoks kaip biržinio instrumentų. Priklauso, kada investuoji. Nes galbūt tu investuoji, kai startuolis jau 5 metus kūrė, tada tu investuoji, tada jis dar gal 3, 4, 5 metus ir tada parduodamas. Tai yra, to reikia priklausyti. Jeigu tu ten labai idėjos stadijai įmetei, tai, pamiršk. Tai ir žiūrint į tai, kad iš esmės mūsų ekosistema dar 10 metų neveikia, ne, tas angelų investavimas prasidėjo prieš 7-8 metus, tokios užuomazgos, tai galim sakyti, mes dar neišgyvenę to laikotarpio, kai jau turėtume pradėti skinti vaisius, o jau turim sėkmės atveju. Tai labai priklauso ir kaip tam startuoliui iš tikrųjų sekasi, vis pritraukinėja sekančią investiciją, ne iš rizikos kapitalo, dažnai angelam atsiranda galimybė pasitraukti ir parduoti. Ilgalaikė nelikvidi investicija, įmeti ir pamiršai, turi prižiūrėti, lydas angelas prižiūri, arba jeigu tu per fondą investavai, partneris fondo prižiūri tą startupą, bet iš esmės tu kaip investuotojas, tai idėjai ir pamiršai. Ir ačiū Dievui, kad yra užrakinta, galim pakalbėti apie tam tikras išimtis, kada tu gali anksčiau išeiti, bet tai, kad žmogus negali parduoti bet kada, iš esmės sudaro tokias sąlygas startuoliui kurti vertę. Tau bandyti iš to euro uždirbti 2, 3, 4, 5. Didžiulis potencialas. O jeigu būtų antrinė rinka, tai jo, po metų išsiimtų, žinai, kaip čia yra buy high, sell low, bus čia klasika. Tai yra grąžos priešas, iš esmės tas bandymas nuolat pirkti parduoti. Ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo paskutinė laida